Labą dieną, su jumis architektas Marius iš architektūros konstrukcijų ir interjero dizaino studijos Kubinis metras. Ir pristatysiu šiandieną jums sienų konstrukcijas, o konkrečiai tai populiariausia vis dar kol kas Lietuvoje mūrinė sienų konstrukcija. Pamatysit, atrinkę esam populiariausius blokelius ir plytas mūrui skirtas. Šiuo metu užsakovai daugiausia renkasi ir mes rekomenduojame rinktis iš silikatinių ir keraminių blokelių. Rečiau naudojami, nes jie brangesni, yra keramzito blokeliai arba dujų silikato blokeliai. Ir dabar itin retai naudojamos keraminės plytos ar silikatinės plytos. Mes parodysim, kaip susideda mūrinė sienos konstrukcija. Pamatai buvo pristatyti Vitalijaus. Sienos mūras remiasi ant pamatų, formuojamos angos. Angos perdengiamos aromomis ir vėliau ant mūro sienų dedamas stogas, jeigu tai vieno aukšto namas, jeigu tai dviejų ir daugiau aukštų namas, montuojamos perdangos. Šiuo atveju mūsų suprojektuotam name matote medinės konstrukcijos stogą, bet tuo pačiu laisvai jis gali būti ir gelžbetoninės konstrukcijos, iš surenkamų gelžbetoninių perdangų arba iš įėjimo vietoj statybos aikštelėje monolito. Didžiausias klausimas ir diskusijos kyla renkantis mūrinę sieną vis dėlto keraminis ar silikatinis blokelis. Tiek vienas, tiek kitas gali būti montuojamas ir mūrijamas naudojant klijus. Vis dėlto mes dažniausiai rekomenduojame silikatinį blokelį dėl patogaus ir greito surinkimo. Patys blokeliai nėra trapūs, lengvai eksploatuojami ir mūrijami statybos aikštelėje. Keraminiai vis dėlto blokeliai reikalauja didesnios kokybės darbų iš statybininkų. Taip pat vienas iš minusų keraminių blokelių yra, kad jie trapūs. Tai reiškia, jeigu jie pjaunami, dažnai byra, atsiranda nelygumai sienose, kurios reikia pašalinti siūlėmis ar tinku. Privalumai keraminių blokelių yra tai, kad jie iš natūralios medžiagos, tai yra molio, visiems aiškiai ir žinoma medžiaga. Jie geriau akumuliuoja, tai yra laiko šilumą, šiek tiek sunkiau iššyla, bet ilgiau išlaiko šilumą, tuo palaikydami malonesnę atmosferą patalpų viduje, ne taip įgeria drėgmę. Todėl žmonės įvertindami vienus ar kitus privalumus šių blokelių renkasi tarp keraminių ir silikatinių blokelių. Namas stovės tiek iš vienų, tiek iš kitų. Tai būtų tiek trumpai apie mūrinės sienas, o kitame video bandysime pakalbėti apie karkasinės sienas, karkasinės konstrukcijos namus.